Sveikučiai, ir šiandien aš norėčiau jums parodyti savo LPS kolekciją. Aš LPS turiu 4, tai bus 4 vietos ir bus 1, 2, 3, 4 vieta. Tai, kaip matote, aš apsikrovusi fonais, nors grindys yra visas siuvinys galas, o tie viršus sienos yra papkės. Tai pradėkim. 4 vietoje yra... Į 4 vietą galėčiau pasiūsti šitą LPS. Nes... Jį man padovanojo draugė. Aš nežinau, kas čia per kleckas. Visų pirma, aš nežinau, kas čia per kleckas. Visų antra, trinasi. Visų trečia, jis labai murzinas. Į šitą nekreipkite dėmesio, buvau labai gražiai nudažęs. Čia su akrilu dažyta, tai jis nusigramdo lengvai. Tai nekreipkite dėmesio. Ir akis kažkokios keistos. Ir man čia panašu į berniuką. O gal čia mergaitė? O gal čia berniukas bent? Bent jau man tai labai primena berniuką. Ir dar labai vis lapę primena. Nes štai. Bet man jis vis tiek patinka garbingai, kaip draugės, nors ir rankų darbo, nors ir nerankų darbo. Man iš draugės, nors iš svogūno būtų malonu gauti, bet svarbu, kad tai būtų nuo jos. Tai man šis LPS vis tiek patinka, bet tik jis yra 4 vietoje. Tai yra dabar čia net topas. Čia net topas yra. Žinokit, čia net topas. Sakau jums, čia net topas. Čia yra... Kas čia yra? Čia yra mano LPS kolekcija su vietomis. Taigi, trečią vietą užima... Trečią vietą užima ši voverė. Nežinau kodėl, nes jinai yra gauta anksčiau už mano Kantas Keterai. Vėliau. Ne anksčiau, naujesnė jinai yra. Bet jinai vis tiek yra toje 3 vietoje, bet ji man vis tiek patinka. Labai faina voverytė. Ją naudoju kaip mažesnė seserėlė, kurio tikriausiai neįkelsiu. Dar naudoju kaip vaikus laktančius, paplūdimį, nesąmonės darančius. Tai, ir jinai yra iš mažesnių. Mažesnė tokia. Aš net nežinau, kada aš ją gausiu. Aš labai tikėsiu tokias laputės, bet man nesvarbu, koks būtų. Man svarbu, kad LPS-as. O ne koks ten drakonas. Taip. Antrą vietą užima šitas LPS ir jai nosis nusigraudė visiškai nudėlus nosytė. Visų pirma, tai ką galiu pasakyti, tai jinai yra 2 vietoje. Kas yra 1 vietoje, jūs to jau sužinosit. Jinai yra 2 vietoje, nes jinai yra senesnė už mano tą 1 vietos. Ir kaip žinot, kad naujausias visą laiką nuostabiausias. Pavyzdžiui, man dar buvo šitas LPS-as nuostabus. Jis buvo mano vienintelis LPS-as. Toliau, voverytė buvo tik kaip pagalbininkė, bet ji man vis tiek buvo malonė. Man šita katytė tiksliau buvo maloniausia. Paskui šita voverytė, nes ją gavau vėliau. Ir kas 1 vietoj, jūs tai sužinosit. Taigi, ši katytė man labai patinka, labai. Kreipkite dėmesį į šitą daiktą, jis toks jau buvo. O Jėzau, jau visi galvojo, Dieve, jau šitą 1 vietoj. Ji 1 vietoje, jas sijonas nusmuko. Labiausia, kad užpakalės matytų. Štai. Jos vardas yra Fortuna. O Dieve, jau Fortuna 1 vietoj. Taip. Tai ačiū, kad žiūrėjote šitą mano video. Ir laikinkit, prenumeruokit, dalinkitės ir viskas kitkas ir viso